nieko neprivala nikam įrodyti. Tu niekam neprivala nikam įrodyti. Tu esi čia savo. Šito fizinė realybė, šito savo simuliaciją, kurio tu esi sukurto. Tu esi vieną kartą, būtent šitą asmenybę, kas tu esi, kas tu būsi, galėsi tik vieną kartą tom patirti. Būtent taip, kaip tu dabar tom patiri. Tai atsipalaidauk, tu neprivala niekam nieko rodyti, tu neprivala ten kažko išmokti, būtina padaryti kažką, atlikti, pasiekti, būtent kažką, ko kiti galvo, kad tu privalai, ko kiti galvo, ko tikas iš tavęs. Tu neprivala niekam nieko įrodyti. Tu turi begalybę laiką, begalybę gyvenimų pasirinkti kitą asmenybę ir tęsti, ką neužbaigiai. Tęsti savo pamokas gali vėliau. Pradėk gyventi gyvenimą su lengvumu, atsipalaiduok, pradėk gyventi gyvenimą su žaidimu. Nes kuo tu daugiau stengsies kažką paimti, kažką pagauti, ką tas dalykas darys? Tas dalykas kuo daugiau nuo tavęs ir bėgs. Ir tu taip bėgsi iš paskos savo visą gyvenimą ir nepagausi to, ko tu nori. Tai tiesiog leis tam dalykui bėgti. Kai jums pamatys, kai tu nebegaudano, tu už kampų užeis kažkada ir pagausi per sinchronizaciją, nes tu ką darysi, tu gyvensi su lengvum, tu gyvensi su dėkingum, tu gyvensi su meile gyvenimui, tu mylėsi viską aplinkui, tu darysi tiesiog tai, kas tau ir smagu, tu niekada nesitikėsi, lūkestis neegzistuoja, visiškai nieks neegzistuoja, tu nesitik, aš dabar privalau pasiekti šitą ir šitą, aš turiu tapti milijonierium, nes kitaip tėvai manęs atsisakys. Tu neprivala nieką įrodyti nikam, tiesiog daryk to, kas ir tau smagu. Kas ir tavo aistra. Tiesiog daryk ir tas dalykas, ko tu nori ir ko tau reikia, ateis pas tavim automatiškai.